Gyvenimo bangos. Sveikas gyvas. Ką ten darai? Ką darai Miros kambarį? Brangioji, ateik truputį, Jamanas nori kažką pasakyti. Jamanai? Būkit prakeikti. Jamanai, matei Mertą? Kas atsitiko, sūnau? Nieko. Jamanai, kas atsitiko? Sakyk, sūnau. Vėliau pasikalbėsim. Jamanai. Nieko blogo nepadariau. Kodėl atsiliepė į jo skambutį? O ar neprašai atsiliepti? Maniau skambina į Liulį. Koks skirtumas, Mira? Didelis skirtumas. Kas žino, kas jam šau supykus? Sakyk, kad ar jam ką nors sakei? Supykdį. Prisiekiu, neįsižiojau. Jam užteko mane pamatyti. Mira, mesk iš galvos. Ar nesiruošim jam įrodyti, kad mes kartu? Jis būtų sužinojęs ir be mūsų pastangų. Negali daryti visko, ko užsimanai. Jei mes žaidžiam šį žaidimą, sąlygas diktuoju aš. Nieko nedaryk man nežinant. Aš nieko nepadariau, Mira. Negi nepažįsta jie mano. Kai mane pamato, jie prasideda alergija. Kas čia vyksta iš ankstyvo ryto? Ar nenorėjai išvesti jo iš proto? Jis pamatė mus ir protėjo. To ir norėjom. Neatsitrauk, juk jau žengiai pirmą žingsnį. Jei jau pradėjom, tai ir tęskim. Nepasiduok. Tai ko jis jaučia, kad tu nepasiekiama? Įdomu, ko jis man skambino. Skambino Jamanas? Nesiklausai manęs. Netrukdysiu, daryk, ką nori, gyvenk kaip išmanai. Šiandien jis neskambino, mes nesikalbėjom. Gal paskambinkit jam? Telefoną paliko namie. Dieve, dabar ir aš susinervinau. Jis gali kur nors pamiršti save, bet ne telefoną. Negi nutiko kažkas blogo. Ne, Liulė, nesijaudink. Aš dabar pakrantį. Jis išplaukė valtim.
Tokiu oru? Turbūt norėjo pabūti vienas. Jis greitai grįš. Pasikalbėsime vėliau. Jam tikrai kažkas nutiko. Jau mėgi, brangusis Džanai. Kas nutiko? Skambino dėdė Selimas, Mertas dingo. Šiandien jam paskaitų nėra ir kitų reikalų neturi. Ir? Dėdė Selimas sakė, kad jis išplaukė į jūrą. Turbūt jis man kažką ruošia. Įdomu ką. Niekas nežino. O gal tu žinai? Deja, ne. Ką čia daro Farukas? Norėjau pasikalbėti su tavo tėvu. Apie ką? Nežinau. Turbūt apie darbą. Abu jie tokie rimti, turbūt kalba apie pinigus. Labai tau ačiū, Baryšai, grąžinsiu su palūkanom iki metų galo. Žinoma, nesijaudink. Neįsivaizduoju, nuo kokio rūpesčio mane apsaugojai. Ar šios sumos tikrai pakaks? Dabar taip. Bet kaip jau kalbėjom, noriu, kad tai liktų tarp mūsų. Kaip nori. Juk žinai, kad dabar visi turim problemų. Ypač Sedefa, dabar jau užsiemusi tėvo reikalais. Visai nenoriu, kad jaudintųsi dėl šito. Tu teisus, tegu nesirūpina. Supratau. Ir jie čia dėl mano gimtadienio. Šis staigmena ir man bus staigmena. Jie tikrai ruošia mano gimtadienio vakarėlį restorane. Farukas slapta apie tai kalbasi. Programa aptarta. Programa aptarta. Brangioji Liulė. Iki ryt. Žinoma, susitiksim. Tėti, tu toks mielas. Mirabelydžia grįžo pas savo eks-vaikiną. Tikrai? Jie vėl su Orkunu? Taip. Jei jie vėl darys realybės šou, visada žiūrėsiu. Jie kaip Kardašianai. Meilė, neapykanta, intrigos. O kas bus su tuo iš tos glūderės? Manau, ir jis suprato, kad niekas negali stoti tarp jų. Galiu praeiti? Universitetą pavertėt kavinę. Ateinat čia paliežuvaut? Labas rytas. Labas. Pusryčiavai? Man per daug. Ne, ačiū. Kas nutiko? Vėl liūdi dėl Miros? Viskas baigta. Nereikia berti druskos ant žaizdos. Vadinasi, Mira vakar sakė tiesą. Ką sakė? Sakė, nebėk nuo manęs. Tarp mūsų su Jamanu viskas baigta. Maniau, jį bandė tave susigrąžinti. Ne, jis sakė tiesą. Nors ir privalai supratau. Ne taip tarėmės. Ar paskambinai? Žengiai pirmą žingsnį? Ne. Visi sako, kad su juo pasikalbėčiau, bet sprendžiu aš pats. Geriau paskambink. O kam?
Nebenoriu apie tai kalbėti, tegul daro, ką nori. Yamanai? Profesoriau, aš čia. Bėgu iki. Iki. Eilulė, gerai, kad spėjau. Yra žinių apie Mertą? Ne. Tik Yamanas mane labai įsiutino. Dėja, dabar negaliu apie tai kalbėti. Mertas dingo. Kaip tai dingo? Jis tokiu oru išplaukė į jūrą. Nesijaudink, sugrįš. Pakrančio apsauga dėdėjai Selimui pasakė, kad kils audra. Ar skambinai Mertui? Jis nepasėmė telefono. Kartais tikrai būna kvailas. Be panikos. Jis įvertins padėtį ir kur nors nuplauks. Tikiuosi. Eime, paieškosim jo pakrantį. Dieve, kodėl taip darai? Prižadu, kad nebeliūdėsiu. Padėkit. 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 Dieve, kodėl mane apleidai? Dieve, apsaugok mane. Padėkit. Yamanai, girdi mane? Girdžiu, kur tu? Neklausk. Kas dedasi, kur tu esi? Paklydau jūrui su Eiliule. Kažkokie žvėjai mane išgelbėjo. Viskas gerai? Taip, mane neša likimo vėjas. Nekvailiok, kur esi? Atvažiuoju. Mes plaukiam į salą. Į kokią salą? Į kokią salą? Į didelę. Į didelę salą. Mane vis reikia gelbėti mano didvyrį. Neturiu ne vienos monetos. Ištrauk mane kaip nors. Sėdėk kokioj nors prieplaukoj, greit atvažiuosiu. Gerai. Paskambink tėčiui, kad nesijaudintų. Aš paskambinsiu Eiliuliai. Gerai. Iki. Nupirk man priešpiečius. Gal pamti tave į salą? Ko? Ir reikalai, ir malonumai. Kaip suprast? Papasakosiu pakeliui. Pasakyk. Poilsis svarbiau už dėstytojus. O jei jiems ko nors reikės? Tai ką nors susiras. Ar esi buvusi saloj? Ne. Norėtum? Nežinau. Važiuojam. Paskubėkim, nes pavėluosim į keltą. Mes pakrantį. Laukiam. Nesijaudink. Pažįstu savo sūnėną. Kai tik pamatys audros debesis, plauks į krantą. Tikiuosi. Kiek paieškos grupių dabar jūrai? 2. Mažai, siūskit dar. Nesijaudinkit, padėtis valdoma. Surasim jūsų draugą. Bet jei jų būtų daugiau, greičiau surastų. Kviesime privačią gelbėjimo tarnybą. Suraskit mano sūnų iki nakties. Dieve, grąžink jį mums. Kas dar? Kas čia? Atsiliep mano plaštakę. Dabar negaliu atsiliepti. Gėda prieš visus. Prastai jautiesi? Ne, tik truputį pykina. Argi jūreiviai gali pykinti? O ar gali nuskęsti jūreivių laivas? Centre radom valties liekanas. Ką reiškia liekanas? Ką? Yra naujienų apie Mertą Seresą? Ne, suradom tik valtį. Narai ruošiasi. Galiu dar paskambinti. Skambink. Negalvokite apie blogiausią. Aš įsitikinus, kad Mertui viskas gerai. Kurgi jie? Aš plaukiu. Pone Selimai, prašyčiau. Kur jie? Sužinok. Skubu ieškoti sūnaus. Dėdė Selimai, telefonas. Yamanai, palauk. Sužinok, kur jie. Aš plaukiu. Ir aš. Pone Selimai, paklausykit. Yamanai. Rado Merto valtį. Jo ten nėra. Žinau, aš kalbėjau su Mertu, jam viskas gerai. Ką? Žvėjai jį surado. Mertui viskas gerai. Ką jis sako? Jam viskas gerai.
Jis ruošiasi skambinti Eiliuliai. Eiliulė, atsiliep, Mertas skambina. Ką? Atsiliepk. Ką? Tam zamanında aradık. Laiku paskambinau. Tai gerai. Alio, Mertai? Drugelė? Sūnelė? Tėtė, man viskas gerai. Mertai, mirtinai mūsų išgazdinai. Plaštakė, alio. Mertai, to viskas gerai. Labai dėl tavęs nerimavom, kur tu? Blogas ryšys. Kažkokie žvėjai mane išgelbėjo. Plaukiam į salą. Lauk ten, aš atvažiuoju. Gerai, kai audra nurims grįšiu. Mertai, negirdim tavęs. Ilgai netrauksiu, aš visas šlapęs. Gerai, atvešiu drabužių, lauk ten. Nevėluok, greičiau atvažiuok. Greičiau. Alio, Mertai. Plaštakė? Mertai, alio. Plaštakė? Tėtė? Ačiū. Važiuoju ten. Jis visai neturi pinigų, nuvešiu jam drabužių. Ir aš važiuosiu. Gerai, paimkite drabužių iš namų. Ir batus paimkite. Gerai. Paskui man paskambinkit. Gerai, nesijaudinkit. Atrodai pavargęs. Neišsimiegi, ar ne? Sadece buraya al. Bijau prie to priprast. Stenkis nepriprast. Greit iš čia išeisi. Durum hiç. Padėtis netrodo labai gera. Hala yeni bir şey. Nėra jokių naujienų. Selimas kalba apie kažkokius laiškus. Kai jis nuėjo susitikti su Sinanu, laiškai buvo ten. Bet tyrant nusikaltimo vietą jų nebebuvo. Jei rasim šiuos įkalčius. Žinau. Her şeyden. Aš viską žinau. Ama şu anda Tačiau olmayan bir şey. kaip galiu įrodyti tai, Kime nasıl? ko nėra? Hem mektupları benim yok et. Kodėl jie turi patikėti, kad tos laiškus sunaikinau ne aš? Jie kapstosi po Sinano praeitį. Aš įsitikinus, kad greitai ką nors suras. Būtų gerai, nes aš jau per ilgai čia esu, tai užsitęsė. Aš labai tavęs pasilgau. Bet žinau, kad aš šiek tiek įsižeidus. Hapishanenin 4 Kaip galėjau tave įžeisti, būdamas uždarytas tarp 4 sienų? yapmış olabilirim ki? Darau viską, kad nežlugtų kompanija, kol tavęs nėra. Bet į visus reikalus kišasi Sedefa. Fakat Sedef her şeyi karıştırıyor. Ha, ona verdiğim Kalbė apie įgaliojimą, kurį jai daviau. Yani Aišku, į tavo dukrą. tabii o senin Gerai, kad ją kızın. pasitikė. Ona güvenmek Bet žinau, kad ji haklısın. niekad firmoje nebuvo aktyvi. Ama sen de çok Ji iyi biliyorsun nesusipažinusi ki su hiçbir darbu. zaman aktif olmadı. Konulara da hakim değil. benim haberim olmadan Manau, be mano žinios nereikia priiminėti rimtų sprendimų. vekaletnamenin Todėl nesvarbu, kam parašytas įgaliojimas. Fakat ufak Žinoma, tefek şeyleri bet paskui jie tenka bėgioti net dėl smulkmenų. ne zaman Niekad nežinau, kada jie pasirodys biure. Üstelik Ji tą įgaliojimą naudoja prieš mane. olarak kullanıyor. Sudeciğim. Zude, gal gali pati susitvarkyti? Ką aš čia galiu padaryti? Evet, ben Ta ir onu sakau. diyorum. Bizim Jei ir man hayatımızın parašytum hepsi įgaliojimą, bundan galėčiau viską verirsen, sutvarkyti. en Net kai azından jos nėra. konularda yokken her şeyi senin istediğin gibi idare edebilirim. Tamam. Gerai. Bugün avukatım. Šiandien pasikalbėsiu su advokatu. Seni seviyorum. Aš tave myliu. Ben de seni seviyorum. Ir aš tave myliu. Ne olursun. Neprarask vilties, prašau. Sen Tu nekaltas, mes tai įrodysim. bunu kanıtlayacaksın. Netrukus iš čia išeisi. En kısa zamanda buradan çıkacaksın. Daha ne kadar bekleyeceğim? Kiek dar laukt? Kusura bakmayın. Atleiskit, jūs nesusitarus, todėl turite laukt. Benim geldiğim Ar pranešėt, kad atėjau? Evet, Taip? söyledim efendim. Deja, Ama ponas Birolis benim susijęs. maalesef meşgul. Meşgulsen. Tegu ir užsiėmęs. Ir aš atėjau nepramogauti. Pone, ką darot? Birol Bey, Pone görüşmek Biroli, üzere. Sizinle- jei jau baigėt, noriu pasikalbėti apie apgaulingą sandorį.
Atleiskit. Turiu įrodymų, kad pavogėte informaciją iš pono Simo Šekipokajos ir laimėjote konkursą. Vis dar norit, kad laukčiau ten? Išeinu. Manau, jums reikia pasikalbėti asmeniškai. Nesijaudinkite, galiu kalbėti prie visų. Atleisk, Ademai, čia kažkoks nesusipratimas. Tęskit. Ką bandot įrodyti? Juk žinot, kad šmeižtas tai nusikaltimas. Palyginti su tuo, ką padarėte jūs? Nesuprantu, apie ką kalbat. Kalbu apie iš mano namų pavogtą informaciją. Laimėjote konkursą, nes turėjote slaptos informacijos apie mūsų kompaniją. Manau, nereikia sakyti, kad tai rimtas nusikaltimas. Nepripažįstu nieko iš to, ką sakėt. Nepripažinkit. Galiu tą įrodyti labai greitai. Tada konkursas bus anuliuotas. O jūs mokėsite kompensacijas man ir mano anūkams. Aš jūs paduosiu į teismą už puldinėjimą su nepagristais kaltinimais. Tikrai? Pirmin. Malonėkit išeiti. Gana. Ir neketinu ilgiau čia likt. Susitiksime teisme. Bet jumis dėta prieš grasindama dar pagalvočiau. Ko skambina tas tipas? Ayşen Hanım. Panelė Išena? Tęskit. Su kuo jūs turi sujungti panelę į šiandieną? Ką jūs čia veikit? Tuoj pat išeikit. Taip ir maniau, kad skambinsite nusikaltimo bendrui. Tai irgi bus byloj. Išena skambink apsaugai, kad ją išvestų. Gerai, ponia Biroli. Pati išeisiu, ačiū, nesivarginkit. Ypač ačiū už skambutį iš jūsų telefono. Labai viską palengvinot. Prakeikimas. Sedefa, Mertas atsirado. Kur jis? Saloj. Dieve, jam viskas gerai? Viskas gerai, taip. Gerai. Pasikalbėsim namie. Gerai, iki. Pone Brioli, tik prašiau neskambinti šiuo numeriu. Juk sutarim. Ką? Ką jis žino? Nereikit. Nieko nesuprantu, kalbėkit aiškiai, be panikos. Gerai. Gerai, nurimkit. Atvažiuosiu. Susitiksim ten pat. Kas nutiko? Sedefa Kaja šėlo jo biure. Sakė, kad viską žino. Jis visas nedreba. Tai ką darysim? Nuraminsim ją. Pone? Ką? Neužrakinom kabineto? Ten nieko nėra. Važiuok.
Başka bir isteğiniz? Dar ko nors? Ben bir çay daha alayım. Dar arbatos. Tost var mı? Turit skrebučių? Var tabii. Žinoma. Güzel, çok güzel. Puiku. Çift kaşarlı olsun. Norėčiau su sūriu. Teşekkür ederim. Ačiū. Taigi šiandien turėjom plaukti į salą. Laukėm ir atėjo ta diena. Skūsties visą kelią? O tu visada būsi toks mielas. Sėskim čia. Lėčiau. Paskubėk, Eilė. Gerai, Mira. Turi kortelę. Iš kur gau žetoną? Tegu mūsų palaukia. Nupirksiu žetoną. Ponia, palaukit. Minutėlę. Dėl Dievo. Nagi, skubu. Neuždarykit. Nespėjom. Prašiau sustabdyti jį. Tu niekaip negali paimti žetono. O tu niekaip nesurinkai drabužių Mertui. Nieko nepadarysi, yra kaip yra. Nieko nesakysiu, nes tu be nuotaikos. O šiaip kalbėsi? Pikčiurna. Kiek plauksim? 45 minutės arba valandą. O jei pablogės oras ir keltai nebeplauks? Viskas bus gerai. Mes kvaili. Kas plaukia į salą tokiu oru? Juk nepramogauti plaukiam. Stebiuosi, kad ėjau su tavim. Tai išlip iš keltų ir nerzink. Tu nepakenčiamas. Aš stengiuosi prisitaikyti. Sėsk. Tu pikčiurna. Sukurtas žmonėms. Plaukiu tik todėl, kad mano irzlus draugas be nuotaikos. Saugosiu jį nuo depresijos. Ačiū. Įdomu, kada kitas keltas? Perėjo į žiemos laiką, kitas tik vakare. Ką darysim? Plauksim jūros taksi. Tokiu oru? Taip. Jei keltai plaukio, tai ir taksi. Dieve, kokie šiurpus nuotykiai. Sveiki, man reikia jūros taksi. Šį rytą išėjau į universitetą, o dabar plaukiu į salą. Žmogus kaip paukštis. Man patinka. Saloje nesu buvusi. Ir keltą nebuvau. Nori arbatos? Galima? 2 arbatos. Ačiū. Palaikysiu, atsiliepk. Sveika, Leila. Jamanai, kai ką pasakysiu. Tvarkiau pono Nadiro kabinetą. Ir? Spausdintuve liko dokumentas. Jis patraukė mano dėmesį, parašytas vokiškai, todėl perskaičiau. Koks sutapimas. Liepiau būti atsargiai. Ko tu į jo kabinetą? Nekišk nosies jo reikalus. Šiame dokumente yra informacija apie Asimo Šekipo Kajos akcijas ir raginimas vokiečių kompanijai jas nupirkti. Almanya'da bir şirkete hisseleri toplaması için talimat verilmiş.
Vadinasi, ponui Baktiroglu naudingas akcijų kritimas. Taip, jie skubiai išlėkė iš namų. Kažką kalbėjo apie Sedefą Kają. Sakyk, kad kažkoks vyras turėjo nemalonumų su Asimo Šekipo Kajos kompanija. Matai, ką jis daro? Nežinau, ar tau tai padėjo. Žinoma, padėjo, taip pat paskambinsiu dėdėjai Selimui. Tik nesakyk, kad sužinoji iš manęs. Nenoriu siutinti tų vaikinų. Jie suplėšys mane į gabalus. Nesijaudink, nesakysiu nei žodžio, bet ir tu jiems nesipainiok. Kažkas atėjo iš jungių. Leila? Tikiuosi, buvo svarbu. Tavo arbata atšalo. Nieko tokio. Luktelėk, turiu paskambinti Selimui. Ko netidarai durų? Laukiu visam žinybę. Aš tvarkiausi. Sen bu odaya mı girdin yoksa? Buvai šitam kambarį? Ne, tik pažiūrėjau, ar nėra šiukšlių. Dokunma burada bir şey. Nieko čia neliesk. Net neužeinu čia. Dün Yaman'la birlikte... Vakar grįžai kartu su Jamanu? Taip, netyčia susidūrėm. Nenorėjau eiti vieną, todėl važiavau su juo. O ką, jūs mane sekate? Pajokavau, nesupykite, ponia Hasanai. Dirbate ponui Baktiroglu? Evet, ne olmuş? Taip, o ką? Tiesiog jis labai geras. Kaip manot, ar jis duotų man nuolatinį darbą? O kadar istiyorsan... Jei taip nori, tai pasikalbėk su juo. Tiesą sakant, aš droviuosi. Jis klasiškas, bet išlaiko atstumą. Taip ir yra, jis nefamiliarus. Hadi sen temizliğine. Eik tvarkytis. Ben buralar. Aš būsiu čia. Gerai. Anladım Yaman, anladım. Supratau, Jamana, iki. Görüşürüz. Iki. Sedefa, Sen hiç eve gelme. namo nevažiuok, susitiksim įmoniai. Tamam. Taip, Ben de çıkıyorum. jau važiuoju. Görüşürüz. Iki. Suzan ben çıkıyorum. Suzai išeinu, jei reikės, aš įmoniai. Tikrai? Žurnalistai jums netrukdys? Yapacak bir şey yok. Şimdi Ką padarysi, dabar negaliu kreipti dėmesio į laikraščių paskalas. Aa Deniz. Denise, užeik. Kvietėt? Ir aš norėjau su jumis pasikalbėti. Sen ne söyleyeceksin? Ką norėjai pasakyti? Prašymas atleisti iš darbo. Bu da nereden çıktı şimdi? Ir kodėl? Reporteris turi būti pranešėjas. Man tikrai labai gaila dėl vakar. Nemanau, kad galiu dirbti toliau. O ailenin haberini yapmamak Dabar için mes suprantam, kodėl nenori rinkti žinių apie šią šeimą. Ne, viskas ne taip, kaip atrodo. Bet ir paaiškinti neįmanoma. Açıklamam da mümkün değildi. Ką darot? bu kadar kolay gitmek yok. Taip paprastai neišeisi. Önce beni bir dinle. Pirma, išklausyk mane.
Po tavo straipsnio apie Asimą Šekipą Kają, dėja, žinių berniukas netliko darbo. Jis turėjo laukti prie Sinano Enveroglų namo, bet paprašė tą daryti kaimynus, o pats muilino akis. Ir Viena kaimynė dirbo geriau už mus. Turim žmogžudystės metu padarytų nuotraukų. negaliu patikėti. Vadinasi, į namą buvo įėję dar ir kiti? Panašu. Pone Selimai, ar turite laiko? Nelabai važiuoju į susitikimą. Reikia skubiai susitikti. Turim svarbių įrodymų pono Asimo byloj. Ne bu böyle? Kas jis toks? Čia neskrebučių ir arbatos viešbutis. Jis atėjo su žvejais, laukia kelto. Jie apsimetinė išvarysim. Kardeş. Broli, Yemeyeceksen kaldıralım. jei nevalgai, tai paimsiu. Priskrido paukščių. Yok ben Ne, yiyorum. valgau. Yiyorum. Valgau. Sağ ol. Ačiū. Ya şükür ya. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. O jei negrįžtume? Galėtume porą dienų praleisti Neltinkoje? Tai reiškia, norėčiau porą dienų praleisti toliau nuo Jamano. Tada jis neerzins manęs, kada norėjęs. Tave erzina Orkunas, brangioji. Atleis, bet pati kalta, nes tu blondinė. Pasidariau panašiai Mertą. Pasilikim. Tu pabūsi su Mertu, aš nusiraminsiu. Būtų tikrai romantiška. Bet tavo staigmena bus sugadinta. Kokia staigmena? Su mano gimtadieniu susijus staigmena. Juk yra kažkokia staigmena. Kiek žinau, ne? Supratau. Tik norėjom pabūti jūsų namuose. Man staigmena tai, kad nėra staigmenos. Taip dar geriau. Atšvesiu tyliai, nes kasmet tas pats per tą patį. Sutinku. Jei jūs grįšit, tai aš turbūt liksiu. Nesupyksi, jei nedalyvausiu tavo vakarėlį. Vadinasi, vakarėlis bus? Kur? Prisiekiu, kad nežinau. Šiandien norėjau paklausti Merto, ką jis galvoja, bet nepavyko. Nieko, nelabai mėgstu vakarėlių. Oh şükür kavuştuğuna ya. Ačiū Dievui, tu čia, Jamanai. Jau visi gana, kad net lauksi. Ko nepuolė prie mūsų šaukdamas? Jamanai, šiandien aš patyriau skurdą ir nelaisvę. Tu basas. Ya fırtınaya kurban. Audrai paaukojau batus.
Apsiauk šitos. Yok Yaman'ım. Ne, Eylül'ü man atveš. Eylül getirecek bana söyledim ben. Oğlum Eylül mü var ortada? Jos dar nėra, aukis. Al şunu da. Allah Imk ir šitą. Te laimina tave Dievas. Nereikia. Tu tikrai sušalęs. Sorma ya. Pasisekė, kad susidūriau su žvėjais, o ne su piratais. Çıkması tamamen tesadüf bir şey. Ir rykliai tavęs nesuėdė. Ya. Taip, bėgau nuo savęs, o papuoliau į audrą, Hiç korkmadım ama. bet neįsigandau. Hiç, sıfır. Bir ara var ya O dalgalar bangos böyle buvo böyle. tokios. Böyle. Daug Eylül'ün aukštesnės už boyunca Eylülę. geçti. Nejaugi. Çok gökkürledi ama. Ir labai žaibavo, tikrai. Kitoje pusėje. Buna inanırsın ama değil mi? Bet juk tiki, kad peršlapau. En azından yani. Nesijaudink, Mertai, bent prie tavęs jis neslėpė, kad turi liežuvį. Nuo to liežuvio nuodai laša. Tomla jiri olmuşsunuz. Jūs kaip Tomas ir Džeris, tik neaišku, kuris bėga. Ben onu anlamadım. Aa, hadi toparlanıp... Ruoškimės, grįžkim šiuo keltu. Yalnız Yaman'ım hesap... Jamanai, bet apmokėk sąskaitą. Grįžkim šiuo keltu. Sakyk, kad Eylülė atplaukė. Turėjo plaukti šiuo keltu, bet pavėlavo. Surasiu ją. Tada paskubėkim, kad nepavėluotume. Norėjau parodyti Elifai salą. Ji čia pirmą kartą. Duosiu savo batus. Tada bėgam. Kardeş. Brolau, duokit man. Gerai. Aišku, aš valgiau. Ya kuru oturmuyor. Žinoma. Negalėjai laukdamas išgerti tik arbatos. Juk žinai, kad aš valgau, kai man stresas. Keltas išplaukė. Ay tüh. Prakeikimas. Kiek? Nereikia, turiu. Ačiū. Tamam abi bir şey yapmıyor. Nesijaudinkit, sumokėsim. Gelecek abi. Neužteks. Tikrai? Ay. Abi şimdi... Brolau mes. Eiliulė? Kelebek. Plaštakė. Sveikinu. Brangusis. Ir Jamanas čia. Aa bak kelebeğin kanatlarında... Pažiūrėk, ant savo sparnų atnešė plaštakį. Su prizu? Ką jis čia veikia? Eiliulė. Ir tave sveikinu. Kelebek. Plaštakė. Beždžionėlė. Geldim bak güneş doğdu. Atėjai ir mano gyvenime nušvito saulė. Ar viskas gerai, mielasis? Tecrübelerime bir Taip įgijau naujos patirties. O mes per tave patyrėm naujų išgyvenimų. Ya şey... Klausyk, atneši batus. Taip, o šitie? Jamano. Evet ya. Taip. Şimdi Todėl nesušalau. Ayakkabılar mı değil mi? Čia Jamano batai. Ir padavėjas laukia. Aa şey. Buyurun. Beje, labas. Ne haber? Labas. Ne cüzdanımı da alayım. Paimsiu piniginę. Imk. Buyur. Oh, iyi oldu. Tam zamanında da gelirmiş biri de Jie atvyko laiku, išgelbėjo mane. Suvalgysiu, tave suvalgysiu. Mertai, gal plaukim, jei tu pasiruošęs. Juk norėjai pasilikti, apsigalvojau. Gel abi. Prašom. Tamam. Teşekkür ederim. Gerai, ačiū. Geros dienos. Eime. Ya biz de tam onu konuşuyorduk. Sakėm, kad pasveikščiosim po salą, nes Elifa čia pirmą kartą. Elif de ilk defa gelmiş adaya. Elif için mi? Negi liksim dėl Elifos? Dėl manęs čia niekas neliks. Sen istiyorsan... Jie nori plauk su Eiliulė ir Mira, o mes liksim. Puiku, plaukiam. Nagi, nieko tokio. Grįšim vakariniu keltu. Bus viskas gerai, ar ne? Evet hem adayı tur. Taip, surenksime ekskursiją po salą. Nenoriu, kad kas nors dėl manęs jaustųsi nepatogiai. Keyfim gayet yerinde. Man viskas gerai. Tikrai? Tada jokių problemų. Jaučiuosi puikiai. Nuostabu. Tada eime. Paskambink tėčiu, kad išgirstų į tavo balsą. Tada persirinksi. Hay hay. Iki kito kelto dar kelios valandos. Sıkıldıysan taksi çağır. Jei nuobodžiauji, tai sikvies taksi. Nepamenu, kad būčiau ko nors klausus. Gal pabūkim čia, pakeisim aplinką. Mira irgi norėjo. Nežinau. Alo baba. Tėti, Baba ben iyiyim. tėti, man viskas gerai. Biz bugün
Šiąnakt mes liksim saloj, tėte. Bir saniye. Evet. Luktel, tuoj. Bir dakika babacığım, bir dakika. Palauk, tėte. Mira, prašau, nesakyk ne. Gerai, liksiu su jumis. Aš grįžtu. Malonėk. Gerai, jei ko nors reikia, duok žinią, persisiu pinigų. Paskambink. Būkite sargus. Ar viskas gerai? Jie lieka saloj. Žiūrėk, matai? Jie atėjo ne kartu, bet jis visą laiką buvo su juo. Turbūt perdavė jam žinutę. Teisme tai neįrodymas. Bet ir neatsitiktinumas. Negalim įrodyti, kad jie kalbėjosi. Kad jie pažįstami nenusikaltimas. Birbirlerini tanımaları suç işledikleri anlamına gelmez. Taip. Atėjo panelė Denisė, ponia. Ben çağırmıştım. Pakviečiau ją, tegu užeina. Sakė, kad rado įrodymų pono Simo byloj. Gerai. Sveiki. Labas, užeik. Sveika. Kamerą jūs myli? Ekrane neatrodote tokia drovi. Čia galite atsipalaiduoti. Atsiprašau. Turiu nuotraukų, kurios įrodo, kad Sinano Enveroglų nužudimo dieną be pono Simo ten buvo dar kažkas. Kaip tai? Kas fotografavo? Fotografavo mano kolega reporteris, likus pusvalandžiui iki pono Sinano mirties. Bet čia tik kopėčios. Taip? Jomis įsiropštė į butą. Po pusvalandžio kopėčios dingo. Tuo metu žudikas buvo bute. Nužudė ir išėjo. Daugiau nuotraukų yra? Deja, tuo metu reporteris žiūrėjo serialą. Juokaujat? Ne, tai tiesa. Kai kitą dieną jis išgirdo apie šį įvykį, išsigando ir niekam nuotraukų nerodė. Pasinaudokim jomis, Selimai. Negalėsim įrodyti, kad jos fotografuotos tą dieną. Net jei įrodysim, nepasakysim, kas lipo kopėčiom. Bet pagaliau turim už ko užsikabinti. Atilajau. Peržiūrėk Sinano Enveroglų vidinio kiemo stebėjimo kamerų įrašus. Taip, peržiūrėk visus. Gal rasi kokių nors žudiko pėdsakų. Atidžiai žiūrėk. Žinau, kad jis kur nors pasirodys. Ya kardeşim bak ne güzel. Hatırlasana ya. Jamanai, čia kaip Uludage. Mes keturiese, nesugadink vakarėlio. Kaip aš galiu pasilikti ir išprotėjai? O kaip Elifa? Ji gali palaukti. Nekalbėk nesąmonių. Dėl jos atsisakysi tokios dienos su Mira? Jamanai? Elifa, jei tu neliksit ir Jamanas nepasiliks. Tai ir norėjau pasakyti. Pasilik. Aš pasirūpinsiu savim. Aš neliksiu. Jei staigmena neina pas tave, tu eini pas staigmeną. Viskas suorganizuota. Mūsiškiai atplauks čia. Mes švęsim Eiliulės gimtadienį. Paskambinau savo tėčiui, niekas mūsų nelaukia. Turi kalbėti Jamaną, nes jis nori išplaukti. Negaliu patikėti, Jamanai. Kitą kartą. Jamanai, labai prašau pasilikti su draugais. Jei tu liksi. Tikrai. Kodėl tau nepasilikus? Jamanas jau čia? Negi dar ko nors lauki? Bet to visi plaukia čia.
Teisybė, Orkūnas irgi bus. Pasakiau iškart, kad nebūtų problemų. Kam jį pakvietėt? Jis buvo ten, kai paskambinau. Visi plaukė jo valtim. Tai nepakvietė savo vaikino? Nepakviečiau. Atsiprašau, ar galite ateiti? Einu. Jį ruošia kambarius mūsiškiams. Benden mi çekindin? Tai dėl manęs? Nenorėjau gadinti geriausios draugės gimtadienio. O herifin sürekli su Tai pripažįstai, kad tas tipas visada pridaro nemalonumų? Priešingai, nemalonumų nuolat pridarai tu. Ya sen doğrusun. Tai tu geriau aš blogas? Žinoma, ko šiandien supikai? Uzatma. Gana. Ir vėl nutilai. Kodėl nepasakai, kas negerai? Artık nefesimi... Nebenoriu tuščiai kalbėti. Hadi Elif. Ėmė Elifą. Elif nerede? Tenis maçı Kur ji? izler gibi izledim sizi ya. Lyg aš žiūrėčiau teniso mačą. Klausau. Kur dingai? Jamanai, dėl to, kad kartu atplaukėm, tu už mane neatsakingas. Ne, kartu atplaukėm, kartu turim ir grįžti. Kur tu esi? Ateinu. Ne, tu lieki. Išspręsite nesutarimus, kurie kilo tarp jūsų su Mira. Tai nesprendžiama. Gana neigti, pripažink problemą. Išspręskit ją kaip suaugę. Ya ben sana sabah... Ką aš tau sakiau ryte? Dalyvauk draugės gimtadienį. Sen de gel. Ir tu ateik. Ne, Ya nasıl Tai kaip grįši? Hemen vapur... nesijaudink, rasiu būdą. Pasilinksminkit. Jis nulėkė paskui tą merginą. Pasakė ją ką nors blogo? Aišku, ne. Ji nuėjo, mes ginčiamės. Jis jaučiasi atsakingas, nes jie kartu atplaukė. Jam nereikėjo jo čia temptis. Juk nežinau, kad jūs būsite čia. Jeigu būtų žinojęs, kada iš čia tyčia būtų atsitempęs. Ir dar man kažką kalba apie Orkūną. Tegu pasižiūri į save. Sen... Neišvykai? Sence? Ne. Lieki? Taip. Gerai. Bet jei buvo galimybė, reikėjo bėgti iš čia. Nesiutintumėm tavęs. O tu negadintum mums dienos. Sırf sana Orkun'u... Lieku, kad įrodyčiau, jog man nusispjauti į tave ir į Orkūną. Malonu, nes nenoriu, kad sugadintum mano draugės gimtadienį. Eime, Eiliulė. Šiek tiek skubu. Kova tęsiasi kituose frontuose. Sėkmės. Dar kartą ačiū, kad atėjot. Naujienos tikrai vertingos. Tikiu, kad jūsų tėvas nekaltas. Dabar nusikaltėlis bus surastas. Tikiuosi. Ir mes to norim. Iki susitikimo. Sėkmės. Jau eisiu. Palydėsiu. Nereikia, aš pati. Prašom. Neturėjom progos pasikalbėti apie tą vaizdo įrašą internete. Iš kai kurių tinklapių pavyko jį pašalinti. Neįmanoma sustabdyti. Jie kalbės ir rašys apie tai. Mes nieko negalim padaryti. Taip, tai taps naujiena. Jie atvirai, kai pamatė Mertas, man neberūpi, ką pasakys kiti žmonės. Tikiuosi, jis leido jums pasiaiškinti. Taip, taip. Manau, supratom vienas kitą. Sveiki. Labas. Sveika. Kaip jūs, ponia Denise? Gerai, ačiū. Džiugu. Maniau, būsite susinervinus dėl to vaizdo įrašo internete? Ne, bet ne tai norėjau pasakyti. Štai ką reiškia būti matoma. Visada turi būti pasiruošus. Geros dienos. Tokia padėtis nemaloni ir tau. Galim padaryti pareiškimą? Ne, nereikia apie tai kalbėti. Nesuteiksim jums jokio preteksto. Tyla gera byla. Peki, sen bilirsin. Gerai, tu žinai geriau.
Görüşürüz. Iki pasimatymų. Negaliu patikėti. Šitiek darbo, o tu ką veiki? Koks skirtumas, ką darai? Ar nenubėgai pas tėvą įgaliojimo? Ne, aš ne iš godumo kaip tu, o todėl, kad taip reikėjo. Nežadu mirti dėl šios kompanijos, o tu turi kitų tikslų. Sedefa visas biuras jūs girdi. Gerai jau. Jei tau nesvarbu, koks skirtumas su kuo dalinsies valdžia? Valdžia neturi nieko bendro su įgaliojimu. Jei nori, pasiimk jį. Kiek dar tavyje godumo? Pažiūrėk, kiek nesėkmių mūsų užgriuvo. Manai, nieko neveikiu, kol tu tinginiauji? Ir aš priklausau šiai kompanijai ir šeimai. Niekas to ir neneigia. Aš. Pirmiausia, galvoju apie save. Didžiausia tavo problema tu. Galvoju ne tik apie save. Dirbu, kad ši kompanija klestėtų. Rūpinuosi, kaip sustiprinti kompaniją, kad kiltų akcijos. Kad būtume viena didžiausių kompanijų. Toks mano darbas. O įgaliojimas man padėtų. Vadinasi, pasėmė jį ne vien tam, kad varžytumai su manim? Ne. Pasėmiau jį tam, kad greičiau veikčiau kiekviename žingsnyje. Pavyzdžiui, kad anuliuočiau pastarąjį konkursą, kurį pralaimėjom. Šis neišvengiamas žingsnis seniai buvo žengtas. Mes vienodai mąstom. Kam rūpi, kas priima sprendimus? Galima rasti būdų padaryti ir be ginčų. Galime neminėti kompanijos vardo teisme. Taip, tu teisi. O ar yra kitas kelias? Aiškinuosi. Be to, turiu įrodyti Asimo nekaltumą. Turbūt laikote mane savanaudę. Bet nepamirškite, kad man svarbiausia šeima. Kokia šeima? Eime, pravedinsim galvas. Ką pasakysi? Negaliu patikėti. Noriu, kad gimtadienio vakarėlis būtų ypatingas visiems. Tiesiog pažadą, būk geras, nekišk niekur nosis. Nesakau, kad turi būti mulkis. Kodėl neleidai išplaukti, jei taip jaudinėsi? Nevarykit manęs Jamanai Koperį. Kalbė su jūrininku, kuris ištvėrė audrą. 5 metams paslėp šią šypseną. Paslėp. Bet galime panaudoti, jei reikia. Jei tau nerūpiu, aš tai pagalvok apie mano plaštakę. Yaman'ım beni düşünmüyorsan kelebeğimi düşün. Anlaştık mı? Sutarim? Anlaştık. Sutarim. Mira, jei mes čia, kaip gimtadienio staigmena tavo tėčio restorane? Pamiršau pasakyti tėvam. Palauk, pirmą atsakyk į klausimą. Jis bus mūsų restorane, nežinojau. Maniau, tavo tėtis atėjo pasikalbėti pas mus apie tai. Nemanau, būčiau žinojus. Įdomu, o ko jis tada atėjo? Ačiū. Orkunas klausė, ar ko reikia. Nieko nereikia. Palauk, rašykiam. Norim, kad tavęs čia nebūtų. Jei pastebėjai, aš nesijuokiu. Argi netiesa, jei jo nebūtų, o tu su Jamanu rastumėt bendrą kalbą? Pakankamai kovojau dėl šios draugystės. Pakovok dar truputį. Nori, kad būčiau mulkė, kuri visą laiką laksto paskui Jamaną?
Tik noriu, kad vėl būtumėt kartu. Ar galim šiandien tą pamiršti? Pavargau nuo mano pykčio, priepuolių, kaprizų. Jei bus galimybė, paklaus, kodėl jis taip elgėsi. Liaukis, Eiliulė, nenoriu su juo kalbėti. Arba tavo gimtadienis žlugs. Gerai, tyliu. Viskas bus puiku. Ko įsišėpiai? Čia Jamanas? Yaman mı yoksa? Hayır. Ne, Orkūnas. Apie ką čia? Ne diyor bu? Doğum günümden... Šis tas iš mano gimtadienio. Ha, özel. Supratau, asmeniška. Ypatinga. Vallahi ya. Nežinau, kas įvyko tarp tavęs ir Orkūno Amerikoje. Vallahi ben çözemedim. Jis buvo visiškai netoks kaip dabar. Kelebeğimin şerefine... Tostas mano plaštakiai. Tegu bus šį dieną nuostabi. Prašau, te bus į gražesnį už staigmeną Stambule. Susitelkime į dabartį. Te bus šį dieną gražesnė už visas staigmenas prieš tai ir po to. Manau, turime elgtis atsargiai, nes paskui galime nusivilti. Jei nenorėsim, niekas nesugadins mums nuotaikos. Sutinku su viskuo. Tai ką darysim? O ką daro saloj? Pirmą papietausim, o tada eisim ten, kur muzika. Altinkojos imitacija. Čia irgi yra vakaro programa. Jei norėtumėm ko nors gražesnio, eitumėm paklausyti pianisto. O ką tu norėtum veikti plaštakę? Gal pažaiskim? Tai mano gimtadienis, Mertai. Gali būti ir mano gimtadienis. Negi blogai. Na gerai, plaštakė. Man reikia saulės, jei turiu tave. Atėjai pas mane per mano gimtadienį ir įšybei mano širdyje ilgesio liepsną. Privertė šipsotis mano ašarotas akis. Aš gimiau ir buvau laimingas. Tave tikrai sumaišė ligoniniai, nes nepaaiškinama, iš kur paveldėjai šitos genus. Kur Orkūnas ir kiti? Jau atplaukė. Hadi abicim, nerede kaldınız? Kur jūs? Juk turėjome išplaukti prieš pusvalandį. Visur spūsti, dar važiuojam. Jei norit plaukit, mes vėliau prisijungsim. Ne, palauksim. O tu pasuk į kitą gatvę, nelauk spūstyje. Gerai, gerai. Hadi be. Nieko savo. Yürüyerek gelse her buralardı şimdi. Pėsti jau būtų atėję. Reikėjo paimti juos iš ten valtimi. Kaip yra, taip yra, nezirsk. Kuo labiau stengiasi nulėkti pas Mirą, tuo labiau vėluojam. Klausyk, tau patarimas. Nesidarkyk. Mudu su Mira ir vėl kartu. Šį kartą nebūsiu kvailas, todėl manęs nesumedžiosi. Orkun nerede? Kur Orkūnas? Jis negalėjo atvykti, atplaukėm jo valtim. Kodėl? Iškilo problema. Jis turėjo grįžti į statybas. Tai nelaimė. Ką dabar darysim be Orkūno? Kodėl dėl šito skambinot man? Gal pirmą kartą dirbate statybose? Juk jūs viršininkas, ponia Orkūnai. Kam turėjom skambinti? Kas nutiko? Juk skambinė ne tam, kad sužinotum kaip aš. Skambinu tam, kad rastum dingstį užlaikyti Orkūną keliom valandom. Gerai, kas dar? Ne savo, prašau, dėl tavo brolio. Jei brolis ko nors norėtų, pats paskambintų. Sakyk, ko nori. Jamanas ir Mira saloj. Orkūnas ruošiasi tam plaukti. Jei rasi dingstį užlaikyti Orkūną čia, jie galės leisti laiką kartu. Gal net susitaikys. Nenori jiems padėti?
Nasıl oyalayayım ya? Kaip aš užlaikysiu Orkūną? Dirbi jo statybose. Pasakyk, kad ten gaisras, vagystė. Iš kur aš žinau? Yalan söylemek. Negaliu meluoti. Dur bakalım ayarlarız. Na gerai, ką nors sugalvosiu. Hop. Kur einat? Hastaneye götürüyoruz. Į ligoninę. Olmaz öyle. Taip negalima. Ambulans çağırın. Kvieskit greitąją. Iş kazası bu. Rapor. Čia darbo trauma. Reikia surašyti raportą. Paskambinsiu viršininkui. Tutmuşsunuz işte raporu. Surašyt raportą. Ką turiu daryti? Laikytiem ranką? Dedim ben şant. Aš dar statybose. Turiu būti čia, nes šie žmonės negali vienu metu galvoti ir dirbti. Supratau. Kas nors svarbaus? Yok hallettik. Ne, jau įsisprendė. Tai gerai, sveikatos jam. Geçmiş olsun. Gal nesivargink plaukdamas čia. Ryt grįšim. Sen kendini yani biz de yarın döneceğiz zaten. Sen iyi misin? Tau viskas gerai? Yaman'la gergin bir durum yok. Nėra įtampos dėl Jamano? Ne, mes vengiam vienas kito. Şansımız dönüyor Yaman'ım. Mums sekasi Jamanai. Elefa mus paliko. Likimas išmetė iš žaidimo Orkūną. Bundan sonra top. Dabar kamuolį turi tu. Ne oyun oğlum? Koks dar žaidimas? Rytoj mes grįšim. Keşke dağdaki gibi. Jei rastume kambarį, kaip tada kalnuose, miegotume kartu. Aš su savo plaštake, o tu su Mira. Şattan sonra kimse. Nuo šiol niekas su nieko nemiegos. Čia proga jums abiems. Galit pasikalbėti ir susitaikyti. Jis nesikalba, negi nežinai. Taip, bet iš čia jis negali pabėgti. Mes saloje, aplinkui jūrą. Pavargau bėgioti paskui Jamaną. Jis nuolat mane priekia. Ir tegu, nepasiduok. Tegu puldinėja kiek nori. Jau galėtum mirti dėl tikros meilės, ar ne? Nežiūrėk į mane taip, nepasiduok. Susitaikykit pagaliau, gana jau. Evet gençler. Odalarınızı. Kambariai paruošti. Denisė man patiko. Ji ne iš tų žurnalisčių, kurios visus puldinėja. Atrodo nuoširdį ir su mani. Taip, jie normali. Ir graži. Sedefa, prašau. Ko? Ko? Prašau, Selmi, neįsitemk taip. Ir Mertui sakiau, kad gyvenimas tęsiasi. Dėl nieko nesirūpink. Kimseyi umursamayacaksın. Mert'ten başka kimse olmaz. Dėl niekur nesirūpinu išskyrus Mertą. Galiausiai ir jis supras. Hem o artık Suauks. büyüyor, sonsuza kadar Amžinai to ant kelių nesėdės. Ona kalsa hiç. Jei tai galėtų, tikrai nenuliptų. her yavru Visi vaikai vieną dieną palieka lizdą. Toks gamtos dėsnis. başını gece Tai tu yastığa vienas dėdi galvam pagalvės naktį. kalbin Klausyk į savo širdies balso. nasıl çarpıyorsa onu dinleyeceksin. Kalbim çarpsa. Jei ką nors sakytų. İzin Tu vermezsen neleidai jai kalbėti. birinden hoşlandığında Jei tau kas Ender'i patinka, nereiškia, kad išduodi Enderą. onun yeri her Jos zaman vietos aynı. niekas neužims. Sen nasılsın? O kaip tu? İdare et. Laikausi. Hep kendi derdimize düşmekten seni pas geçtik. Mes taip susirūpinę savim, kad pamirštame tave. Nieko tokio. Bana iyi oldu. Man taip geriau. Sizinle ilgilenmek. Kai ėmiau rūpintis jumis, užsimiršau. Unutmamak lazım. Nereikia užsimiršti. Sonra bir yer. Viskas susitvarkys. Bu acı bir şekilde Vadinasi, reikia išgyventi skaudžiai. kaçarı yok. Neišvengiamai. Kaçmıyorum. Aš nebėgu, Buradayım. esu čia. Dimdik ayakta. Stoviu ir laukiu. Ya of! Pažiūrėk, kaip jūs mane pakeitėt. Beni ne fena yaptınız ya. Ne fena bozdunuz. Buvau beveik pensininkė. Abi ben O dabar emekli oldum. kasdien susirinkimai. Toplantılara giriyorum. Sürekli Visada turėdavau nemalonumų. ben herkese Dabar kitiems dalinu patarimus.
Keşke bize benzemek yerine. Tikiuosi, tu mus pakeitei labiau nei mes tave. Taip ir yra. Aš viena prieš jūs visus. Nes aš tokia. Benim öldürmemden kolay. Ya. Kad žmonės būtų laimingi, Dievas pirmą pradangino asilą, o paskui padėjo jį surasti. Şair burada eşekleri... Poetas kaip aš. Keyfinizin yerinde olması... Smagu, kad jūs laimingi. Taip, Tituk. Visi tave sveikina, perduoda linkėjimų. Sveiki, sveiki. Sveiki visi. Herkese merhaba. Visi tave bučiuojam. İyi eğlenceler. Linksmai pabūkit. Žiūrėkit, kad Akimdžanas manęs nepamirštų. Argi galima tave pamiršti, plaštakė? Gerai, gerai. Iki susitikimo. Eiliulė, galiu kai ką pasakyti Mertui asmeniškai? Gali. Buyurun. Klausau. Kızım sana emanet. Patikiu tau savo dukrą. Nesiautykite ten. Neperlinkit lasdos. Orada da dağıtmayın. Tamam, siz hiç merak Gerai, nesijaudinkit. Viskas kontroliuojama. Kontrol altında her şey. Görüşürüz. Iki. İyi eğlenceler. Smagiai pabūkit. Mira, senin doğum günün... Mira, kada tavo gimtadienis? Birželio 13. Tada jį buvo Amerikoje. Doğru ya. Tikrai. Merhaba Mira. Sveika, Mira. Doğum günün kutlu olsun. Sveikinu su gimtadieniu. Kutladım değil mi? Aš pirmas pasveikinau. Saati kurmuştum. Stebėjau laikrodį. Şaka şaka. Juokauju. Merhaba Mira. Sveika, Mira. İyi ayrılmadık biliyorum ama ben... Žinau, kad negražiai įsiskyrėm, bet vis tiek noriu pasveikinti su gimtadieniu. Alo? Alo? Siz doğum gününde ne yaptınız? Ką veikiai per savo gimtadienį? Mano Orkunas jį tikrai pamiršo. Norėjau pasakyti tą patį. Bence unutmamıştır. O aš manau, kad nepamiršau. Nepamiršo.
İyi ki varsın. Gerai, kad esi čia, gerai, kad pamilau tave, o tu ėmėjai ir pavogiai mane. Šaunuoliai, gerai, kad gimėjai. Hem aldın, hem çaldın. Helal, helal sana. İyi ki doğdun. Ya ilk doğum günü kutlayan... Norėjau pirmas pasveikinti su gimtadieniu, Ama bet Yaman arada... neseniai skambino Jamanas. Konuştunuz mu? Jūs kalbėjot? Bir şey söylemedim. Juk nieko nesakė, ar ne? Ne, Sesimi duyunca kapat. jis išgirdo mano balsą ir išjungė. Çok heyecanlanma bence. Nesijaudink. Sadece doğum günü kutlamak için. Manau, jis skambino pasveikinti su gimtadieniu. Aramaz. Maniau nepaskambins. Sırf kötü adam olma. Jis paskambino, kad neatrodytų blogas. Her koşulda her şeyin... Juk žinai, kad jis turi tą dorybę, visada atrodyti geras. Hadi mumlar... Užpūsk žvakės. Kafamdaki ağ. Noriu, kad išnyktų mano galvos smegenų arterioveninės malformacijos. Bakma. Nežiūrėk į mane taip. Ya annenle babanlara haber... Turim pranešti tavo mamai ir tėčiui. Kas pasikeis? Herkes Visi atvažiuos čia. Sonra beni Tada norės vežti mane į Stambulą. Arba liks čia su manim. burada kalacaklar. Bilmek haklı. Bet jie turi žinoti. Bana acı. Nenoriu, kad kas nors manęs gailėtųsi. Etrafımda Visi aplinkoje ašaros. bakışlar olacak. Hatta belki Gal dėl to Jamanas vėl grįš į mano gyvenimą. Yaman hayatıma geri girecek. İstemiyorum. Nenoriu. Ne karar verdin? Taip nusprendžiau. Eğer sen Jei man nežinant jiems praneši, Bana güvenebilir. Gali mane pasikliauti. atsipalaiduok. Yeni bir atak. Čia tik eilinis priepolis. Doktor Kaip sakė daktaras, turi išmokti su tuo gyventi. bununla yaşamayı öğreneceğim. İyi öğren o zaman. Tai ir mokykis. Bjaurybė. Burnuna sokarım. Sukišiu tau į nosį, kad neprarastum vilties. Her şey Viskas bus puiku. güzel olacak. Taškas. Bak şimdi. Güzel anılar kim bilir. Kur tave nuneši malonus prisiminimai? Hakikaten ya. Tai ką veikit per tavo gimtadienį? Jie važiavo į kalnus. Dağdaydık. Buvom kalnuose. Bu çok hafif bir tane. Ilgai netruksim. İçinde az Truputėlį şeker var. cukrus, Bütün tadını tartışmadan cinamonus paskanins. Öyle olsa iyi olur. Jei tai gerai, Ama yine de bir bet gali suvalgyti tik gabalėlį. Gerai, mama. 40 yılda bir Saldumynus yiyorum. valgo labai retai. Hem çok makul Šis bir tatlı. desertas lengvas. İyi canım benim Gerai. zaten küçük bir kaçamak. Man reikėjo šiek tiek prasiblaškyti. Bu aralar hayat. Šiomis dienomis mūsų gyvenimas labai įtemptas. Ama bütün bu stresi... Bet jis bus vertas to streso ir įtampos. Jaučiu, Çok güzel şeyler olacak. kompanijoje bus daug gerų dalykų. Asım'ın çok Esimui hoşuna labai gidecek. patiks. En başta Visi, bana kas manimi inanmayan, netikėjo, güvenmeyen gailėsis. herkes pişman olacak. İnşallah. Tikiuosi. Bak görüyorsun. Pamatysi. Alo? Alio? Aa tamam. Gerai. Oldu. Ačiū. Teşekkürler. Çok çalıştım. Labai daug dirbau. Bütün planlarını... Nematau priežasties, dėl ko mano planas turėtų žlugti. Kimle konuştun? Su kuo kalbėjai? Hiç. Su niekuo. Dėl darbo. En son böyle şifreli Kai pastarąjį kartą taip kalbėjai, Berena, Karşında annen atrodo olduğunu pamiršti, kad unutuyorsun kalbi su galiba. mama. Ben senin Aš ne o tavo kadar draugė. şey değilim. O yüzden
yüzden söylüyorum. Todėl ir kalbu, mama. Dėl šeimos gerovės nebereikia tų paslapčių. Sakiau, kad dėl darbo, Berena, gana. Šis pokalbis gali būti dėl darbo. Bet aną vakarą su tėčiu kalbėjot ne tik apie darbą, ar ne? Nežaisk su juo. Pas mus viskas nusistovėjo. Negriauk to. Berena, kalbi nesąmonės. Aš nieko negriaunu. Ponia Zude atvežė dokumentus. Žinau. Padėk Berenai. Juk norėjom daryti kartu. Gerai, myloji, aš greitai. Tuoj grįšiu. Mama, ne šį vakarą. Reikia šį vakarą. Rytoj labai svarbus susitikimas. Geldik. Mes namie, išprotėjusi ponė. Geldik. Mes namie. Labas rytas. Užmigau? Uyudum mu ben ya? Ar užmigau? Yorgun musun? Pavargai nuo streso. Jokių būdų nesakyk vaikams. Aš irgi galiu. Niekas neturi išgirsti, nes apalpsiu. Šios dėmės nebenusiplausiu. Visą gyvenimą. Kai ką pasakysiu. Man tikrai bloga. Pykina. Dieve, aš tikrai girta. Eyvah ya. Tikrai ya ben girta. Gerçekten ehlileşiyorum ya. Hayır ya. Of ya. Mertas Riemanas dar negrįžo. Jie liko saloj. Labos nakties. Ir tau. Su gimtadieniu. Sugalvok norą. Tu gimei dėl manęs plaštakė. Su gimtadieniu. Gerai, kad tu su manim bežiniuk. İyi ki doğdun. Ya bir daha ara işte. Paskambink dar kartą. Tiek to. Ya içini iyi aramak için. Jau graužės iš vidaus. Olmaz. Ne. Ya belki Orkunç bilerek açtı telefonu. Gal Orkunas tyčia atsiliepė? Jis buvo su ja, gal atsiliepė, kai nuėjo į tualetą? Ya televizyonda... Įsivaizduok, kad žiūrim televizorių. Net sinsilikler, net... Dviveidystė, apgaulė, melas. Kırk yalanlar. Ya ara... Paskambink, kągi prarasi. Öyle daha iyi oldu. Taip geriau. Biz zaten son sözleri... Jau pasakė vienas kitam paskutinius žodžius.
Ya döndüğünde yine arkadaş kalacaksın. Kai grįš vėl būsit draugai. Sözünüz bu olmuş. Tai buvo jūsų paskutiniai žodžiai, o draugai draugams skambina ir sveikina su gimtadieniu. Hayatta hiçbir şeyin geri dönüşü. Nieko gyvenime nesusigrąžinsi, Jamanai, ką pasakei, tą pasakei. İnsan başına bir saat sonra bile ne gelecek? Niekas nežino, kaip jausis po valandos. O yüzden gururu bir kenara bırak. Todėl šalin išdidumą. Peki tamam sen aramıyorsun. Jei neskambinė, aš paskambinsiu. Nereikia. Niye ya? Kodėl? Beni kaç kere aradın? Ji mano draugė. Doğum gününü kutlarım. Daug kartų man skambino. Pasveikinsiu su gimtadieniu. Gel buraya. 1, 2, 3 deyince. Paklausiu, kaip jo sveikata. Tamam mı? Neşeli ol. Eikš, sulik 3. Pasakysim su gimtadieniu, gerai? Sveikas. Su gimtadieniu. Ačiū kiekvienam, kas sveikina mane su gimtadieniu. Kelias dienas man neprisiskambinsit, mes keliaujame į kalnus. Labai džiaugiuosi šiuo savo gimtadieniu. Ay, niye kapattın? Kodėl išjungi? Reikėjo palikti žinutę. Netrukdykim, ji labai laiminga. Nepradėk iš naujo. Kas nutiko? Jamanai, ką man pažadėjai? Hırs çıkarmıyorum. Aš nepiktas. İyi ki doğdun. Su gimtadieniu. Seviyorum. Myliu tave. Mart'ı mutlu ettiğin için. Esu dar laimingesnis, nes tu padarai laimingą Mertą. Noriu ir jūs matyti laimingus. Hadi millet. Pašokim, nestovėkite pakampiais. Kimse kalmasın. Yaman hadi. Eikš, Jamanai. Dökülür yedi verenler teninden rengarenk. Açarsın mevsimli, mevsimsiz bir tanem. Değişir kokun, ısınır kanın, beni yakarsın. Vazgeçilir gibi değil bu medcezirler. Fırtınam, felaketim, hasretim yetmiyor. Sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam. Biz daha çıkıyoruz. Mes keliaujame į kalnus, labai džiaugiuosi šiuo savo gimtadieniu. Dabar, kai paskambins mama, ji nesijaudins, kad telefonas išjungtas. Olacak işlem için korkuyor musun? Bijai to, kas bus? Ne. Tai mažiau rizikinga nei operacija. Bak istediğin an vazgeçebilirsin. Bet kada gali atsisakyti. Aš surizikuosiu. Dökülür yedi verenler teninden rengarenk.
açarsın mevsimli, mevsimsiz bir tanem. Değişir kokun, ısınır kanın beni. Alo. Abi ne yapıyorsun, annem nasıl? Kaip sekasi? Kaip mama? Gerai. Tik jo šiandien yra. Buvo mano pamaina statybose. Kaip gimtadienio vakarėlis. Iš kur žinai? Žinau. Eiliulė kvietė ir mane. Meluoji. Manai nekvietė? Ir aš iš Šaltinkojos. Nesąmonė, kaip sužinojai. Sužinojau ir tiek. Jei neturi ką pasakyti, netrukdyk dirbti. Muzika mane blaško. Gerai, paskambinsiu rytą. Iki. Gana. 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 Jau permirkau. Plaštakas, sušalsi. Neleisiu. Labai sušalau. Vargšelį. Kągi tokia trapia plaštakė veikia vandenį? Aš sutinku. Ką? Tekėtų už tavęs, beždžioniuk. Ką pasakei? Sakau taip, susituokim. Šiemet? Ne, kada nori. Tuoj pat. Niekam nesakė, net tėvams. Gerai, bet paskui bus gražios vestuvės. Žinoma. Būsiu su vestuvinė suknelė, be jos negalima. Bet tikrai nežinau, kaip reikia tuoktis. Pažiūrėsiu internete. Pasimsim dokumentus ir kitą dieną susituoksim. Ir viskas? Viskas. Tik niekam nesakyk. Net Mirai? Aš nesakysiu Jamanui. Susituoksim, o tada jums pasakysim. Sutarėm? Gerai. Aš tave myliu. Ir aš tave myliu, beždžioniuk. Juk nesiruošė atplaukti. Apsigalvojau. Kaip darbe? Kvailys Kenanas eina brolio keliu. Prisidirbo. Visą dieną sugaišau. Ką pasakei? Ką aš padariau? Užknis visa jūsų šeima. Nesiutink manęs. Šį vakar negaliu pykti. Vėl skambinsi broliui? Šiandien nemalonumų nenoriu. Nepradėk. Tikrai? Čia tau pamoka. Orkunai, gana. Nesivargink. Neįsiutinsit net dviese, nes manęs jūs nejaudinat. Sakiau tam, kad nesugadintum Eiliulės gimtadienio. Orkunai. Praleidai linksmybės? Grįžtam į viešbutį? Aišku, ne. Orkunas tik atėjo. Vakarėlis tęsiasi. Valio? Einu į viešbutį. Palauk, vakarėlis tęsiasi. Eisiu arba neišteisėsiu pažado. Iki. Tu geriau žinai. Iš tikrųjų, jie beprotiškai myli, bet spiriojasi. Ji labai išdidi. Jamanas pradėjo. Mira iš pradžių labai stengiasi. Taip, bet dabar ne vienas nežengs pirmo žingsnio. Manau, džiaugsmingas įvykis gali juos suartinti. Pameni, kaip jis viską pamiršo per gimdymą.
Manai, turim jiems pasakyti? Gal nesakykim. Kad surinkim ką nors tokio, kas primins, kad jie vienas kitą myli. Nušausim iš karto 2 zuikius. Dur bakalım. Pažiūrėsim. Po 3 dienų. Jamanai, bėk, Mira išteka. Ką? Paskubėk, sustabdyk ją, daryk ką nors, nepaleisk jos. Po nakties salo jis pašėlo ir nuėjo pas Elifą. Netikiu. Jis pasakė Mertui. Vadinasi, Jamanas veda? Jis ves, kad tau kažką įrodytų. Neleisk jam daryti šios kvailystės, Mira. Abu dėl to gailėsitės visą gyvenimą. Štai jis atėjo. Valio. Galite truputį palaukti, kitas liudininkas toj bus čia. Kas čia dedasi? Broli, atleisk, apgavau tave. Iš tikrųjų tuokėmės mes. Ką? Bet tau pasakėm, kad išteka Mira. O Mirai pasakėm, kad tu vedi. Kodėl? Neradom kitą būdų įrodyti, kad jūs vienas kitą mylit. Išversta ir įgarsinta SDI.